Sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Esu prie dar vieno laukinio ežeriuko. Kiek žiūrėjau, jis priklauso žvejų draugijai. Tai galima per Alės jį susirasti ir susimokėti. Ne licencijinis ežeras, bet manau, kad bus gal šiek tiek prižiūrimas. Taigi bandau ieškotis vietą. Bandžiau privažiuoti, bet teks mašiną palikti, nes čia reikia arba SUV, arba džipuko, kad čia šitokį kelią pravažiuoti. Kaip matot, kelias negeriausias, upelis kažkoks prabėga. Taigi, mašinėlę palikau, pasiėmiau builiukai šėrimui, botai ir markeris su spodu. Taigi, bandau eiti ieškoti prieimo prie ežero ir bandysim ieškotis vietos ir jaukinti. Taigi, už maždaug porą šimtų metrų matau čia būta žmonių. Tai matosi iš palikto šiukšlių. Tai matau, prieimas prie ežero yra. Seno liepto likučiai matau. Man jie nemaišys. O, matau, toksai kaip ir iškišulys. Manau, bandysiu, va tenais, čia įsibridęs. Bandysiu ir prasimarkiruoti. Žinau, ką aš rasiu. Jeigu ne tas šlapias ruožas, čia toliau kaip ir galima būtų visai normaliai davažiuoti. Gal jisai pradžiūna į vasarą, bet vasarą aš jau neturėsiu kada laiko žvejoti. Taigi bandau markiruotis, ieškoti vietą ir daryti išankstinį pašėrimą kitam savaitgaliui. Ežeras nėra didelis. Kažkas skambina. Taigi vietą susiradau. Su kobra biškai padirbėjau, sumečiau kokius gal apie tašką apie 1,5 kilogramo, pasirinkau 2 taškus. Jeigu taip, tai va, važiai to parodė. Tai va, kaip yra, baigėsi meldo juosta, tai ten nuo meldo į kairę, realiai ant 3 metrų, bet yra pakankamai žolių, bet yra vietų ir tokių švaresnių. Ir po to visai, taip į kairę ant 5 metrų, gal 4,5. Atstumo nepasakysiu, tiesiog užsiklipsavau, radęs tokią įdomesnę biškį vietelę, švaresnę. Taigi, pasijaukinau, tikiuosi, kad šita vieta bus neužimta kitą savaitgalį ir aš čia galėsiu bandyti kažką tai suvilioti. Kol kas atsisveikinu ir susimatom. Realiai aš kitą savaitgalį čia būsiu, o jums čia praeis akimirka. Taigi, po akimirkos. Taigi papjaušiau tiek svitaigerio puselėm, tiek sorso puselėm. Dabar su spomba sumesiu, kad būtų tiksliau, o po to žiūrėsiu. Jeigu gal dešerinėsiu po kibimų, kad netriušmauti su kobra, o gal pasirinksiu spombą, dar pasižiūrėsiu. Meškerės užmestos. Belieka laukti kibimo. Taigi sveiki visi, žiūrintys mano video kanalą. Planavau važiuoti prie to ežero, kur buvau padaręs išankstinį pašėrimą, bet buvo liūtis pakankamai stipri šitose vietose. Ir upelis patvino ir realiai nenorėjau skandinti mašinos. Gal būčiau ir pravažiavęs, nes važiavau jau ne su paprasta, su SUV mašina, bet tai buvo ne džipas, be gervės, paprastas subarikas, foresteris. Aišku, jisai pravažumą gerą turi, bet nesurizikavau ir atsidūriau kitame ežere. Tiesiog susisiekiau su kolega, sakė, ar yra laisvų vietų, sakė, taip atvažiuok. Yra, pats žvejoja irgi kolega, kitam sektoriui. O šitam sektoriui esam irgi prie laukinio ežero. Ežeras šiek tiek prižiūrimas, esu čia gaudęs. Taigi man šiek tiek jisai pažįstamas ežeras. Buvo klausimų daug, nėra video, kaip ieškomės vietas. Tai ganėtinai, kaip pasakyti, pagrindė vietos yra kokios. Tai yra prie žolių, dugno perkritimai, kažkokie tai salos,
vidury ten vandens, jeigu išeina iš gilumos į kažkokią aukštumą pakyla, tai ten ir gaudai. Jeigu gaudai, pavyzdžiui, aš čia gaudau ir gaudau į kitą krantą, tai realiai gaudau nuo kito kranto ant perklitimo pirmo. Tai galiu pasirinkti, nes visi supranta, kad ežeras gilėja į vidurį, tai va pasirenki tokį švarų tarpą ir jame gaudau. Tai aš va pasirinkau, vienas taškas bus va taip grinai tiesiai, gaudysiu nuo 2,5 iki 3,5 gylio perkritime, o kitas taškas kairiau į lieptą, ten irgi yra kietesnis dugnas ir po to perkritimas į minkštesnį perėjimas. Irgi apie 3,5-4 metrai. Tai va, visas tos kaip ir vietos tokios pasirinkimas. Tiesiai mesiu vieną meškerę ir ją jaukinsiu sorso bailiukais tik tai. Ir aišku, ant kabliuko, ant plauko bus sorsas. Sorsas bus su bananas ananasas viršūnė. Kabliukus naudoju kaip ir pernai. Tai čia naudoju 6 Carl Spirit Razor. Ir pavadėliai laukiniuose naudoju Kombi Softą 25 LBS. Jisai yra su tuo, kaip pasakyti, su pakėtinimu į tiesiog nužievinį, kiek ryši pavadėlį. Ir po to prieš pat, kai surišus pavadėlį, gaunasi, va, kad yra dalis minkšta, o toliau eina toks pakėtintas šarvas eina. Tai va, o tiesiai gaudysiu ant Svitaigerio, į kairę gaudysiu ant Svitaigerio ir gaudysiu ten su 2 meškerėm. Tai naudosiu irgi padarę Hardenet Svitaigerio bailiukus, uždėjau tokią įdomią kepuraitę, irgi banano ananasų. Ir kita meškerė, irgi statysiu šalia, tai ten grinai 2 15-tukai, skęstantis, biškį ilgesnis plaukas, kad nepasikristų smulki žuvis, jeigu ims. Ir kaip ir viskas su masalais, sistemos čia, ten dugnas nėra minkštas, naudosiu Runningos sistemą, paprasta sistema, naudosiu, aišku, šoklyderius, tai yra, naudoju ir Velocity šoklyderius Carl Spirito, ir valas pas mane taip pat yra kamufliažinės Carl Spirito 0,3, šį čia naudoju nuo pernai aš ir irgi jame su juo gaudžiau, kažkaip tai, kažko tai blogo negaliu pasakyti apie tą valą, aišku, nestebuklingas valas, kaip visi valai. Svarbu, kad būtų šviežias, visai laiko, viskas tvarkoja, niekas netrūksta. Aišku, aš jį šiemet jau keisiu, jau sezonas gausis, kaip su juo gaudau. Nes jau netrukus varžybos bus kintuose, tai tas storas valas nusivynios daug plonesni valai ant tų būgnų. Tai kaip ir viskas. Ir tada, tiesa, naudosiu PVA be abejo ir į PVA dėsiu laužytus bailiukus, daugiau nieko va. Prie Svitaigerio porą Svitaigerių sulaužytų bailiukų, prie sorso porą sorsų sulaužytų bailiukų. Ir viskas jaukinsiu ir tik tai bailiukais, kad tiksliau būtų, tai pamėtysiu po porą spombų, o dajaukinti, jeigu reikės po kibimo, manau, su kobra dajaukinsiu, atstumai nedideli, šičia apie 70 metrų, o ten apie 90 metrų. Taip, kad atstumai nėra dideli, visą dieną lijo. Dabar tik į vakarą, išlindo saulutė, labai smagu, manau atšils ir žuvis pajudės, o ežeriuką tikrai aplankysiu, grįždamas dar užvažiuosiu, pajaukinsiu ir manau išrasiu kažkokį tai tarpą tarp varžybų ir nulėksiu ten, būtinai pasidėsiu. Dabar pradedam žvejybą šitame ežere. Taigi kibimas.
Taigi, pirmas karpis, veidrodinis, 9 kg 200 gramų. Nėra įspūdinga žuvis, bet kaip pirmas savaitgalio laimikis tikrai labai nudžiugino. Ir dar šviesoj, netamsoj pagautas. Štai jisai gražuolis, susigundė, kaip matėte, ant cvitaigerio su banano naso viršūnė. Manau, masalų nekeisiu. Reikės gal dar prieš naktį įmesti boiliukų, o dabar darom foto ir paleidžiam ir laukiam didesnių laimikų. Taigi, žuvytė keliauja atgal. Taigi sutemo, kiek valandų tiksliai net nežinau, nes kibimas buvo, ta pati meškerė, šį kartą 10 kg žvynios pasisveikinti norit panoro. Aš jums to jį parodysiu. Tikrai nesirašiau laikyti per naktį. Na, pasirodyk. Štai jisai, gražuolis, torpedinis karpis. Taigi, darom foto, supainiojo meškerę. Taigi darau foto, paleisiu ir reikės persimesti abi meškerės. Jaukinti tikrai nejaukinsiu. Nu, nebent gal su kobra, bet manau, gal irgi nereikia. Taigi, kol kas labai džiugu. Taigi, pusė 11. Kibimas buvo antras. Realiai ta pati meškerė, tas pats masalas. Užkabino sekančią meškerę prie kranto, biškį patraukė porą metrų. Tai persimečiau abi, bet tamsoj, nežinau ar pataikiau tiksliai. Pagal valus vieną liktai gerai pataikiau, kitą biškį liktai reikėtų dešiniau ant kelių metrų. Bet manau, kad čia nėra didelė tragedija. Paliksiu taip kaip yra. Tik tai pakeičiau ant antros masalą, uždėjau irgi tokį patį. Tai Cvitaigerį Hardeną 20-uką ir bananą ananasą. Viršūnę uždėjau. Taigi, kol kas taip. Nu, aišku, boilių nemėtėsiu. Padariau tokias, uždėjau kūnytės. Pakankamai, galiu pasakyti, nors ir vėsų pakankamai, dabar 10 laipsnių, ir temperatūra po biškį krenta, bet žuvis gan aktyvi, gaudo panašiai apie 4,5-4 metrų gylyje. Taigi belieka laukti kibimo, o kol kas einu ilsėtis. Taigi jau turbūt pusė 5 greit bus, prieš kokį pusvalandį turėjau kibimą. Išvažiavo vidurinė meškerė, užmesta į kairę. Masalas tas pats, Cvitaigerio Hardeną su banano anaso viršūnė. Veidrodukas, gražus pakankamai. Bus gal kokie 12 kg, bet svarstyklės užgeso. Tai įdėjau laikoma slingą. Bandysiu kažkaip atgaivinti svarstyklės, kad pasvertų. Jeigu neišeis, nu tai ką, nesversim. Tikrai ne gigantas, bet tikrai graži žuvis. Tai kol kas jinai tegu pailsi, slingė, vandenį, oras nėra šiltas, garas eina iš burnos. Bandau atgaivinti svarstyklės ir dar gal išeis kažkiek tai numigti. Kibimas.
Vėjas svarstyklės neatsigavo, gal ryte atsikels kolega, gal turės tirštelį. O dabar vis tik reikia, manau, kad žuvis paleisti. Žuvis tikrai gražios. Parodyti naktinį svečią, pilvūzas. Štai jinai, žuvytė, gražuolė. Nu, spėjai kokie 13-14. Daugiau gal nebus, nes pilvuką turi. Graži žuvis. Tik neturiu kaip pasverti šios. Nu, nieko nepadarysi. Va, tai. Graži su pilvuku žuvytė. Nu ką, darom foto, nes graibšte laukia dar vienas žvynius. Prašom paleisti ir trauksime žvynių. Ta žuvytė. O kiek žuvių su savim pasinešė. Biškį graibšte pabuvo. Atkuta. Oho, kaip atkuta. Ir toksai torpėdinis 10-tukas, tai tikrai. Gal net ir daugiau pagal pilvuką. Turbūt, kad didesnis, nes pilvukas yra. O, kabliukas iššoko jau. O, masaliukas. Svitaigeris, hardinės su ananasu. Tikrai tinka šitam telkinį. Eik, priekį. Įsverimo maišą. Mes tavęs nesversim. Žuvis graži gali būti ir nesverta. Kokia gražuolė. Ankstus rytas. Bet judesys yra. Nu, pasirodysi. Šitas labai nenorėjo eiti krantą. Nuplaukė į kairę labai smarkiai. Balo daug prašė, bet po to nusprendė pasirodyti. Nu, davai pasirodom. Va, koksai. O, koksai grožis. Torpėdinis karpis. Darom foto atminimui apie šitą fantastinę žuvį. Visi tie sutvėrimai gamtos labai gražus. Nu ką, paleidinėjom. Pajaukinti ir laukti tolesnių kibimų. Taigi labą rytą, na, aišku, jau sveikinausi, kai svėriau, bet dar buvau numigau, svėriau kavutės rytinės. Kibimo kol kas daugiau kaip ir nėra, bet turbūt apie 6 jau temperatūra nukrito iki 3 laipsnių. Tai pakankamai staigiai atšalo.
iš ryto persimečiau, bet jaukinti nejaukinau. Manau, nebent įdienojus ant pietų kažkiek pamėtysiu boilių. Tai naktis pakankamai skaitau rezultatyvi. Žiūrėsim, kaip bus diena. Taigi vidurdienis, kibimų kol kas nėra, bet oras šyla. Persimečiau ir manau įmesiu po keletą spombų jau nepjaustytų, o cilų boilių. O kol nekimba, tai galima save užsimti, o viršų pavadėlius varžybom kintam pirmam etapui. Pasiruošau 10, dar pasiryšiu. Žodžiu, turiningai leidžiu laiką, belaukdamas kibimo. Dabar einu, pajaukinsiu. Taigi vakaras, galima sakyti, prabėgo pilna para, biškai gal daugiau negu para. Vakar panašiai pradėjau žvejybą kokią 6, tai dabar yra jau to 7. Tai para prabėgo, bet visos žuvys sukibo vakar, galima sakyti, nuo 8 vakaro. Tokių iki 5 ryto. Nuo 5 ryto jau kibimo neturėjau. Nors oras kaip ir atšilo ir saulė pasirodė. Ir taip kaip ir lygtai turėtų kibti, bet matyt kažkas netinka. Arba žuvis mano vietose lankosi tada, kada jau yra tamsu. Taigi pasiruošiau pajaukinimą. Tai čia po tiek pajaukinsiu. 2 taškai. Kur svetaigeris, ten mesiu svetaigerį, kur sorsas mesiu sorsą. Kol kas kibimų nėra, tai persimetu. Šiek tiek pamažinau masalus. Uždėsiu gal dumbeliuką sorsą su viršūnė banano ananaso. O svetaigerį paliksiu. Vieną didelį, vieną mažą masalą. Tai va tiek kol kas pasikeitimų ir tikiuosi, kad vakare vėl sulauksiu kibimo. Kągi, vakar tokiu metu buvo kibimas. Šiandien kol kas nieko nėra, jokio kibimo, tik jaučiamas ryškus atšalimas. Pagal prognozę žiūrėjau, tai naktį gali kristi iki 0 temperatūra. Dieną jokio aktyvumo nebuvo žuvies. Nors buvo ir šilčiau. Dabar, na, aišku, reikia tikėtis, bet manau, kad ir nebus kibimo. Pirma para tikrai davė pakankamai žuvies ir gražios žuvies. Bet dar yra visa naktis prieš akį. Tai vilties dar yra. Atleidimas rytinis. Pažiūrėsim, kas prie žuvies. Taigi labą rytą, 7:30, kibimas, kaip matėt, buvo tik vienas ryte atleidimas ir tai buvo mekšras. Daugiau kibimų nebuvo naktį, pakankamai atvėso oras. Ir dabar nėra labai, kad būtų karšta, bet saulė lenda, gal iššils. Taigi pasirašiau permetimą, persimetu, jaukinti nejaukinsiu, tikrai, nes buvo labai šalta ir sniegas nekybo. Ir lauksim dar, iki 12 yra laiko. Taigi 11 valandų, oras jau tikrai atšilo, vaizdelis pagerėjo, bet žuvis taip greitai į tą atsiradusią šilumą, jos labiau greičiau sureaguoja į atšalimą. Bet sesija esu patenkintas, pagautos 4 gražios žuvis, laikas gamtoje, žvejyboje, neskaičiuojamas į gyvenimo trukmę, kaip sako. Taip kad, manau, laiką praleidau labai gerai. Nežinau, ar kitą savaitgalį važiuosiu žvejot, gal ir važiuosiu, jeigu žvejosiu, tai parodysiu, kažką pafilmuosiu. Jeigu ne, tai už porą savaičių
bus jau pirmas Lietuvos čempionato etapas Kintuose. Ten gal kažką pafilmuosiu, bet per varžybas pakankamai daug yra reikalų, tai tam filmavimui nelabai lieka daug laiko. Taigi, manau, susitiksime kitam video. Kam patinka mano video, prenumeruojam, spaudžiam like ir iki susimatymo kitose žūtose.